Jau praeitoj serijoje visi išgirdot, kad serviso mes nebeturėsim, todėl su panom nusprendėm, kad turim pačius išmokti keisti alyvą. Mes nesam mechanikės, niekada to nedarėm. Deima keis savo A5 alyvą, 2 litrai TFSI, o man teks keisti Audi Q7, 3 litrai TDI. Einam pradžioj įsivarysim automobilius, nes man atrodo sunkiausia bus pasikelti ant keltuvo ir nieko nepridirbti. Tai priminsiu, būtinai pasekit mus, paspauskit patinka, pakomentuokit. O mes šiandien turėsim kiek netradicinę seriją. Nepamirškai, ko padaryti. Jo, reikiagi dabar užblokuoti pneumo pakabą. Taip. Aš žiūrėjau YouTube tutorialą, bet ten buvo kiti mygtukai. Kar. Ekranėlį žiūrėk, dabar tau palauk. Nepasakinėk. Bet ten realiai ten jaučiu buvo senesnė kūškė ir buvo tokie mygtukai eina savo. Šitas? Pirmas? Paskutinis po 10. Ai. Šitas pirmas. Trečias. Šitą iškirpsim gerai. Jokauju, paliksim viską. Vat atsirado lemputė, reiškia, yra pneumo užfiksuota. Aš šitą iš YouTube išmokau. Reikia pažiūrėti, kad lemputė užsidegė. Viskas gerai, galim gesinti. Dabar, man atrodo, bus baisiausia tinkamai čia viską sukišti ir dar kažkieno varžtai čia valiojasi, tai reikia nepamesti. Kapoto nepamiršk atidaryti. Ačiū. Nepamiršau. Man atrodo, net čia kažkaip nereikėtumo. Blemba, man tai čia žiauriai baisu. Man žinokit. Ir vėl be rimuko niekaip. Žodžiu, mes nuo pirmo feilinam. Kitą kartą žinosim jau. Ir dar problema. Ką? Ir čia tik pradžia. Taip, o dabar pažiūrėsim, ar sugebės pakelt. Aš labai bijau. O kam tu keli, kai iš pradžių reikia po kapotų viską padaryti? Blemba. Rimtai. Ai, tai aš iškart nuimsiu apsaugą, kad paskui būtų mažiau darbo. Lyšną kart kelosi mašiną. Taip. Svarbiausia yra nepamiršti lietuviškai nežinau kaip užlokinti keltuvo, kad automobilis nenukristų ant jūsų. Taip? Taip. Viso, užsilokinau. O aš einu ieškoti pirštinių, nes kažkur praganiau. Pirštiniam pasirūpino mano mylimiausia įmonė AutoPP, kas mus seka, žino, kad mes turim labai daug jų prekių su savo nuolaidos kodu. Nuolaidos kodas Autospela ir jisai suteikia 10% nuolaidą, o visas nuolaidinės prekes galit pamatyti įvedę į AutoPP paiešką žodį Autospela. Tai ten žiauriai daug visko, pakavimo priemonių, kas aktualu ardytojam, pirštinių, net kvapukų yra, tai būtinai apsilankykite, o aš einu pagaliau dirbti. Nu ką, einu aš. Nuiminėti apsaugą jau, kad pakėliau. Taip, čia yra teplo filtras. Jums reikės jį pirmą ir atsukti. Svarbiausia yra nepamesti varžtų. Aš tai siūlau šitos paskutinių atsukti. Iš pradžių tos nukirpti, nes po to ant galvos nukrys. Ką nukirpti? Kadangi jau kažkas prichimičino mano mašinai ir apsauga laikosi ant hamutų, aš pabandysiu ją vos ne į akis. O tu įsivaizduok, kai, tarkim, visą dieną snygo, šlapia ir po to atvažiuoja tepalų pasikeisti, kaip mechanikų jaustis. Aš visada sakau, kad mechanikų darbas sunkiausias, tai man čia nereikia priekaištų šitoj vietoj. Kas čia buvo? Pirčiau, laikyk. Fui. Blemba, čia net lengva. Opa. Ką žinau, viskas normaliai. O, jau motorą išėmė. Čia biškai pasakė. Nu, kaip jums sekasi? Sukasi. Gali namie, galėjau iš ranką. Pasiruoškite, aš jums siūlau kibiriuką iš karto. Oi. Tik neskubėkite išimti, jeigu nuteka viskas ten į vidų.
Mes ten tiesiog. Nu, dar kitą. Filtras nuimtas, galite iš karto imti filtrą naują. Žiūrėk, ar tarpinėlė yra, ar viskas yra. Čia kažkaip nesiūti. Va, viskas. Taip, tarpinėlė yra. Okay. Dabar žiūrėk, nežinau, kas mane nepalaikys, bet yra senas metodas, pirštų į seną tepalą ir šitą tarpinėlę čiut pratepkit. Pažiūrėkite, šitas plasmasiukas yra ant seno filtro. Nėra, man atrodo. Yra. Okay. Tai Sandra jau išsipūrino pirštą, tai žinokit, nepatepsi, nei kyšė. Arba iš ten. Arba iš ten. Tai va čia dar. Aš irgi noriu patepti. Jeigu sausa bus galėsit. Jau. Vis tiek sausa. Gerai bus, gerai. Nereik ten tiek daug, ten šiek tiek. Ir viskas, sukam tada tenai. Gerai, jums čia viskas aišku, aš bėgu. Čia dabar sukti iki kiek. Jūs prisukit, nepersistenkit, o po to aš prieisiu, aš pažiūrėsiu. Aš negaliu šitų varžtų atsukti. Naudojas mano pagalba? O aš nežinau, kodėl nesisuka. Nu va, matai, ne aš čia blondinė. Čia dar yra mažiukai. Tadam. Žinokit, aš jau pavargau. Čia yra kažkokia apgavystė, varžtai nesisuka. Palauk. Masę pajung. Dar šitą. Dabar ateik pažiūrėk, kur yra oro filtras? Kur yra oro filtras? Ką aš sakiau? Nu, ir kaip jį ištraukti? Taip, va. Blemba. Andželikai paprašiau, nei pas mus. Gerai. Gerai, nes YouTube tutorialas buvo žymiai sudėtingesnis. O, kokia graži, nesulūžus. Ką tu žiūrėjai YouTube, tai visiškai kitas variklis buvo. Ne, šitas variklis. Ne, ten tepalo filtras stovėjo čia per viduriuką, tarp laido pastavė tepalo filtras čia. Aš žiūrėjau ne tokį tutorialą. Aš tau sakau, tu kažką ne tą žiūrėjai. Oh my god. Gerai, man reikia šito atsukti jį kažkaip. Tram 2 galvutė reikalinga. Tram 2. Nu, pamėgink. Tinka? Nu jo. Tai gerai, dabar tu reikia terkšlę didelę imti. King size. Čia užsukinėjai. Primenu, aš direktorė, ne mechanikė. O tai čia taip turi būti? O kas čia tada neveikia? Gerai. Atgraižtą iškirpsim, kad nebūtų labai lievai. O tu pasirašei indą tepalam ir kur dėsi filtrą? Pažiūrėk, ar išsiims kartu su filtru ar be su filtru. Tai įdėk jį atgal, nešk puodą. Puodas, mano čia buvo. Čia, stovi. Pakelk, palauk, kol nutekės ir tada dėk į puodą. O dabar reikia iš to plasmasiuko ištraukti tą filtrą. Tiesiog traukant iš jėgų. O tu įsiminiai, kaip stovėjo filtras, kur šikna, kur apačia? Taip, apačioje šitas jau. Oh my god, palauk, aš čia kažkur turėjau savo suknelę. Ja panaudosiu. Eina, pažiūrėsim, kaip mergoms sekasi. Pam, param, param, param. Nu. Biški gumytė. Gumytė nukrito. Man dar parodykit kamštuką tepalo. Tavo gumytę sekantį tepalo keitimą. Priminkit, kad aš jums užsakyčiau, kad pakeistume. Padariau labai svarbų darbą, visada reikia palyginti, ar dalis toks. Filtras toks. Toks, gerai. Gumytę žinai, kaip darosi? Žinau, ant šito daikčiuko reikės uždėti. Su atvertke. Ne su atvertke, aš tau duosiu special toolsą. Čia atvertke. Gal gali man išimti švariam rankom tą gumytę, nenoriu čia viską murzinti. Kur turi būti, kuriam takelį? Į takelį iškart vieną pusę dėt.
Čia nais ar tenai? Aš neatsimenu. Ką dabar daryti? Apatiniam. Ir tempiam naglai tiesiog. Iš kur tu žinai, kuriam? Nes jam čia geriausiai priglunda. O jeigu ne? Šiuo atveju. Bus. Ne, bet verkės pirštis užtempti tiesiog. Matai, biškai išsikiša, reiškia. Ledas. Taip, šita bus utilizavimui. Šitą pavalom, kad būtų gražesnis. Filtrą užfiksuok. Iškart sakai filtrą vietą? Taip. Užspausk į galą, užfiksuok į ten. Ir dabar. Nedėk ant smėlio. Iš karto eik sup. Rimtai iškart? Taip. Taigi vis tiek, visas tavo tepalas apačioje yra. Ir tas išsikišimas. Va. Panašu, kad įkišau, ne? Ja, užsipinau. Ar ne? Tai iškart gal ir dasuko, ne? Taip. Perjungiam į prisukimo maudą. Suk. Tik Mane gazdina. būtų geriau, kad vieną ranką padėtum čia, kad būtų atrama, o kitą suktum. Mane gazdina viskas, kas darosi per lengvai. Tada atrodo, kad kažkas ne taip. Ne iš kur tikrai 35 reikia. Uždėk atgal. Prilaikyk šitą pusę. Šitas kontrolė. Nu, matai, kokio aš stipri. Ok, dabar nuleidinėsim tepalus. Šitą palieku atsukti. Jo. Va, iškart iš pirmo karto veikia. Svarbu išmokti. Jau biški daugiau motyvacijos atsirado. Kai bent jau vieną filtrą pakeičiau. Gerai, užlokintas, ne? Jau pamiršau. Taip, dabar mes reikia varžtą atsukti. O tu žinai, koks ten varžtas? Tuoj pažiūrėsiu. Dabar aš išmesiu filtrą iškart. Ale gal visai neblogai, žinokit, keistas te. Patinka? Sakau, išmoksim, nereikės ten tų 5 eurų mokėti servisą. Tuoj aš biškį ten įrankių paruošiu direktoriai. O ką man šitas? Nes taip nepasieks. Eik tu savo. Geras. Atsukinėjimo yra į... Prieš laikrodžio pusę. Į kairę. Tai šitas varžtas? Aš tau galiu duoti rekomendaciją. Nu. Užsiraitok megztinį į pirštinės. Aš padarysiu va tai. Čia pasukti? Ne, nesuko, o čia yra pedalas, jį paspaudžiu, kol pakils. Eik tu savo, kaip kietai. Palauk, nebematau. Padėkit rasti komentatoriai varžtą. Va. Ir jūs taip darysit. O laiminga. Čia sporto klubas. Gerai bus. Kur man atvertkė? Lauk. O. Va taip tutorialė. Aš dabar tau siūlau nuimti terkšlę, palikti atsuktuvą ir su pirštais. Ten mygtuką reikia paspausti. Tai gal palauksiu taip, kol išbėgs viskas? Ne, atsukinėk, čia 5 valandas lauksim. Kaip karštas šokoladas. Deima, gali biškį pastumti, kad per vidurį gautus? Ačiū. O, man atrodo, užsidės naujas pirštinės. Gerai, kad AutoPP visą dėžę atsiuntė. Šilta kaip. Tepalai pajuodę. Karštas šokoladas. Varžtą tik nepamesk. Aha, einu ant savo suknelės, viską padėsiu. Kas nori juodą šokoladą? Per kiek kilometrų tūkstančių tepalas pasidaro juodas? Per 1 minutę. Rimtai iškart? Ant pirmo užvedimo aš taip įsivaizduoju. Bet labai gražus. Taip ir noris tą krioklį. Paragauti? Neparagauti, kišti pirštą. Labai gražu. Aš tikiuosi, čia tilpsi šitą, kiek čia litražo. Tai man neškantra. Tilps. Čia neparašyta kiek.
Ne, jau viskas žiūrėk po truputį. O, filtrą jau keičiat. Taip, įma išminį. Imk naujamą. Gražu. Šiandien atsistok, ten matai kažkaip. Ok, dabar irgi reikia lock paspausk. Laikyk. Gerai. Viskas, galima dirbti. Sulaužyti reikia naujos. Taip, aš taip įsivaizduoju, kad jums reikia atsukti šitos. Čia nėra. Va, šitas gerai to bus. Tinka. Nešu alyvą utilizuoti. Tikiuosi neapsipilsiu. O jūs, kadangi dviesi darot ir babkės pro pusę dalinsitės? Čia pagalvosim. Nu, čia daugiau negu paskui 7 reikaliuko. Daugiau? Mhm. O. Taip. Kaip gražu. Galite iš Andželikos pasiskolinti tokią pat galvutę. O nereikia aukščiau, žinok, taip gerai. Dabar atėjo. Bet ne toks krioklys bėga. Keista, kad pas tą fasainą dar tepalų ten liko. O kol teka, einam pažiūrėsim, ką direktorė daro. Aš tai užsimušiu. Man rankų neužtenka, man reikia pagalbinio. Man reikia apsaugą prisabačinti, trimų patikrink, ar varžtą gerai įsukau. Tikėkime, nebus po to va tai va. Patikrink mano jėgas. Taip, palauk. Sandra, atsargiai. Nu, va, Sandra kaip tikra pagalbinė, pavalo viską. Kad ten barbėjo, žiūrėk, parančiamis. Ne, ne. Gerai. Palaukit, neužmuškit manęs. Kaip čia jie įsabačint ant gal. Nu, Aš tikiuosi mechanikai kasdieną galvą plauna, nes ten pilno šia galvoj. O, sutampo skylės, eik tu savo. O suktukas, čia visi mechanikai taip pameta įrankius. aš ant viso šito gražumo stoviu. Ne. O būtina visus prisukti. Nereikia taip daryti. Ne, jisai neįsisups tau. Aš nebeturiu tokių. Šitą pažiūrėk, kur tiks. Gerai, viskas. Švelniai kaip su moterimi. Oi, kaip gerai, kad turiu pagalbininkių. Ir imuką. Hamutų reikia. Čia viena, dvi. Pas man yra tik 4. Kažkas. Ten kažkur nebuvo, žodžiu. Jūs pagrindinių susukit vieną čia kur nors. Tam servise reikalinga Aišku. guminė danga, kad nedaužyt grindų, kurios čia nėra. Oi, palauk, aš čia ne to prisinešiau jau. Kas negerai? Kaip čia vadinasi, mini puška šitą bus. Tai vas už tą gali sukti. O aš nepragręšiu ko nors. Blemba, aš negaliu žiūrėti, žinok. Tai padėk. Negaliu, filmuoju. Tu atsakė. Laukiau šitą momentą. Jis ant atsakymą jau.
Oi, blemba, bet koks bjaurus tyčiojasi. O, dabar iškart pasijautė, kad Gerai. pritraukė. O tai kaip mechanikas vienas viską daro, ta prasme, ir apsaugą laiko, ir Tai dėl to tiek ir kainuoja. tepalų keitimas. Dabar žiūrėk, aš jums padėjau. Du hamucikus. Svarbiausia priemonė autoservise, kaip ir statybose, man atrodo. Taip nedarykit, taip negalima iš tikro. Čia iš tikrųjų kažkoks mechanikas man sulaužė, prichimičino, dabar pati turiu chimičinti. Audi. Negalima po mašinos atidarytą burną būti. Bus kaip man smėlio prikryžė. Tūfai. Tūfai. Ačiū. Oi. Tadam, sunkiausia padaryta. Liko Pačekinsiu. 3 filtrai. Jūs turit tą Šiušiu. piltuvėlį. Piltuvėlį, to duosit. Tai dabar pilsime alyvą. Tik neskubėk. Man telpa 7,8. 7,8 litro. Čia nėra kastrolio reklama, bet tai galėtų būti kastrolio arba kieno nors kito reklama. Man šiaip patinka kastrolis. Į visus savo automobilius jį pilu visą gyvenimą. Blemba. Reikia tvirtkės. Aha. Gerai. Dabar žiūrėk, aš to paaiškinsiu, kaip teisingai pilt. Šita vieta turėjo būti aukščiausias taškas, kai tu pradėsi pilt. Nieko nesupratau. Ne. Žiūrėk, aš tau parodysiu, laikyk, aš tau parodysiu, kad tu žinotum. Laikyti reikia šonų ir kad būtų aukščiausias taškas, kad oras sugebėtų patekti ir neburbuliuotų. Nes kitų atveju prapilinės ten. Tai man ir pildam ar? Ne. Taip? Tai, gali taip. Tararara. Kaip man tiksliai atmatuoti? Dar 3 kablis. Iki paskutinio auksinio lašo. Prapils ar ne? Ne. Ne. Litrai pyliau. Pusę. Kaip galvoji, ant žemės varo dabar ar nevaro? Aišku, ne. Kodėl turiu? Reikia ant lygios dangos patikrinti. Kiek dar? Lašas. Viskas imk yra kokį. 7. Im kokį skudurėlį? Manau, stabilniką, paimkis paskoju. Nu, pasakok. Oro filtrą išsitraukiau, va galiu parodyti, kur. Tik nežinau, kaip naują sukišti. Kažkaip bandysiu. Visai dar švarus. Nu, panašu. O kodėl Gerai. čia šitas yra, o pas mane nėra? Nes anas pigesnis. Naujas. Ok, man kišti reikia šitą pusę. Plemba, čia dabar vėl bus juokinga. Vėl visi juoksis. Aš padėsiu. Davai, palaikyk. Geležiukus nutrauk, kad nesuplėštų jį. Nu, per jėgą ten nereikia nieko daryti, žinok. Tyririri. Nu, jisai sunkiai ten lenda. O salono filtrą irgi keisi? Taip. O dievai. Gali mane pafilmuoti? Nu, Palauk. Ko jis ten nesulenda? Toj. taip per tutorialą ir buvo. Sakiau aš jums, piškę atjungt, žarną nuimt. Čia kažkur kažkas nepataiko.
Kodėl neužsimauna, kaip tu galvoji? Nekenčiu Audi iš tikro. Išjung biškį. Jėzau, kaip kitą kartą bus lengva viską čia padaryti. Aš šiaip niekad netikrinu tepalų gyvenimą, nes Audi yra normalus Visą nuvalyk, automobilis. visą pagalį nuvalyk. Šituo atveju tikrai nereikia. Audi užsidega lemputę, kada reikia tepalų. Taip, reikia alyvos. laikyti. Va, per vidurį. Žodžiu, Yra tarp min ir max. taip, bet yra dar viena bėda. Nu, Beveik litras tepalo telpa į alyvos filtrą ir tau reikia mašiną užkurti ir užgesinti. Ir tada Dabar? vėl patikrinti, taip. gerai. Ei, nepataikau. O, Aš jau siūlau neužvedinti iš karto, nes nenuspaus dabar stabdžių, tiesiog degimą jung, pažiūrėk, ar pas tavim yra alyvos piltuvėlis. su tepaluotom rankom paspaudžiu. Yra piltuvėlis pas tavim tepalo? Nėra. Nėra, nu užvedinėk. Gesink. Nu ir einam dabar tepalą tikrinti, pažiūrėsim, kiek iš tikrųjų yra tepalo variklį. Kaip Rimukas sakė, nuvalau visą. Visas. Tuščias. Ko jis burbuliuoja? Pas tavim net ant čiupo nėra. Kiek supiliai dabar? 7. Nu tai va, dar gali 800 gramų tikrai pilt. O Jeigu kaip man ne daugiau. atmatuoti? Reikia matavimo. Litrą indo. pilk ir viskas. Kažkaip labai lėtai. O, magija. O kas bus, jeigu per daug pripilti? Per salininkus išvarys. Nu va, žinok, čia man atrodo bus 800 kaip tik. Šiaip iš tikrųjų reikėjo pasimti tą matavimo indą, jį įpilti 800 ir čia nesiparinto, mes kaip kokie garažiniai nesąmonės darom, bet mes serviso neturim, tai Svarbiausia, kad indas man guli iš galo. kaip išeina, taip ir darom. Mes ne servisas, savo automobilius remontuojam kaip norim. Pusę. Pusę? Parodyk. 4? Pusę. Taip, gerai, dabar kuro filtras. O my god, čia sudėtingiau atrodo. Kodėl? Kaip jį nuimti? Parodyk naujus filtrus savo. Užsisakiau 3 salono kuro filtrus ir nei vienas netinka. Labai gerai, nes aš tingiu. Grąžinsim interkarsų. Neišpurvinom, viskas gražu. Aš einu mokyti salono filtrą keisti. Davai. Širatlinkis dėjimą. O kiek tepalo pilt žinot? 5 litrų. Nu, mergos irgi jau čionais davė iki to etapo, kai reikia pilti tepalus, jau filtrą pakeitė, viską pakeitė. Kaip? Gerai. Nu ir tai fasainui priklauso dabar pasilenk po mašiną, pažiūrėti, ar nieks neteka. Nu, žiūrim. Dar. Gerai. Mano triščiotkė dingo, kaip lietuviškai Terkšlė. Terkšlė. Man reikia labai mažiukus tokius atsukti, kad ištraukti salono filtrą. Čia, žinok, nėra taip paprasta. Pamatyti, čia reikia va tai va. O. Oi. Padarom, kad būtų lengviau. Ką? Pilnai nuleidžiam mašiną, išvažiuojam porą metrų atgal, kad tau būtų normaliai duris atidaryti ir nereikės manęs vartaliotis. O pneumo. Taigi sakai paskui. Šiaip jūs turbūt pastebėjot, kad už lango jau tamsu. Tai čia ne dėl to, kad mes visą dieną keičiam, o Rimukas 3 valandas pardavinėjo savo automobilį filipiniečiui. Ir mes jo laukiam. Pavargom per tą laiką. Bet jūs pažiūrėkit, kokia vespa graži. O tu įsitikinus, kad tenai oro filtras? Aš tai siūlau
Siūlau paguglinkit, žinokit. Nu, taip patogiau. Jo, bet man vis tiek reikia įrankių. Nu, radot, kur filtras? Duoda to 2 galvutės, kažkurį iš jų tiks. Pasimelskim. Niekada neklupėkit ant kelienų, ant betono. Nuoširdus patarimas jums. Prasyta. Nu, gaunasi? Šitą dažnai lūžta. Žiūrėk, aš tau duosiu biškį. Čia atsukimas, į kurią pusę atsukimas? Žiauriai nepatogu, kaip jie keičia tos filtrus. Nu, vat. Nu, man nei vienas netinka. 6 ir 5, nu 5 maža, 6 turi būti. Tai tinka šitas ar netinka? Jo, bet nu man nesisuk. Nu, jums gaunasi? Norėjom palaukti, nes kad žinai, naujas ir... Kiek bakterijų buvo? Sandra, gal dėl to ir... Nu greičiau! Prailgintuvą įnešam. Ne tą pusę man. Nežinau, ar man čia padės iš tikrųjų. Ne, jis netelpa tada iš vis. Daug aš padarysiu greičiau. Kaip jautiesi klupėdamas prieš Audi? Rimuk. Nesakysiu. Nu, jūs mane jau aplenkėt. O, fu. Švarus labai. Iš tikro tai buvo ne ta galvutė. Tikiuosi, mano manikiūros specialistė nežiūri, nes man bus... O, fu. O, fu. Koks švarus. O jis gal buvo pilkas? Tai alergija. Ai, nu šitą saloną jo, antialerginį. Tai vat toks spalvos turėjo būti. Va, jo. Oi, kyšių gal. Paskui ne tą pusę. Ne, netraukiu. Pažiūrėk video, vertikaliai buvo rimtai kurią pusę. 5 procentai liko. Įdomu, spėsim ar ne? Daug prašau. Kaip tu sakišai? Kad aš prisiminčiau, kaip aš jį nuėmiau. Realiai aš tikrai suprantu, kodėl mechanikai haltūrina ir nedasukinėja varžtus. Nes aš irgi tingiu. Taigi nepasidak, nu? Ne, paskutinis. Jau nedaug lyka. Всё, nu dak 5. Pagaliau šitas darbas baigtas. Rimukas nunulina mum, nes mes jau tingim. Nepraėjo ir 6 valandos tepalo keitimo. Ką turi pasakyti direktorė? Buvo žiauriai smagu. Mechanikų darbas tikrai labai sunkus ir aš visada tą sakiau. Kas netinka mano šitas? Šviečia. Ir žodžiu, jeigu marzna, jeigu reikės pakeisti alyvą, galit kreiptis, tik tai bus labai brangu, nes labai ilgai užtruksim. Ir žodžiu, ačiū, kad esat, mes dar daug ko mokysimės, o dabar pasiekit, jeigu nesekat, laikinkit, komentuokit. Nekomentuokit, kad pakeiskit variklį ar dar kažką, pradėkim nuo paprastesnių dalykų. Greitai atsitūp, atsitūpam prie 2 mašinų.